Na va, ir užklimpom. Ei, labas, tai ar pavyko suprasti, ką mes parsivežėm? Nei daug, nei mažai, tai apie keliasdešimt tūkstančių bakvasto bičių. Bet kelias nebuvo labai lengvas jas atsivežant. Rytas prasidėjo gera nuotaika, švietė saulė, nusimatė puikia kelionė. Bičių savininkai buvo nuostabūs žmonės, pasidalino savo patirtimi ne tik apie bites, bet ir galvijus. Papasako, ką geriau auginti, parodė savo didžiuliais ragais ir storais kailiniais pasipuošusią karvę. Pasikrovėm bites, turėtų būti kaip ir lengva kelionė, bet mus įveikė kalniukai. Bevažiuojant pradėjo stipriai tempti, kai staiga į automobilio stiklą atsitrenkė didelis paukštis. Galbūt tai buvo ženklas, nes po kelių šimtų metrų prieš automobilį išbėgo 2 stirnos. Ačiū Dievui, mums pavyko sustoti ir taip išvengti nelaimės. Bet tai nebuvo vienintelė problema šioje kelionėje. Po šitie kelio bitės nėra labai patenkintos, girdėti iš jų ūžesio. Na va, ir užklimpom. Vidury nakties, vidury pievos. Bestumiant vyrui mašiną, vos jo nesuvažinėjau, sakė, galėtum palaukti bent jau 10 metų santuokos. Na, bet visos blogos dienos kažkada baigėsi, taigi einam į geresnę. Na va, 3 aviliukai, bakvas veislės bitučių. Bandom užeiti, ką mes čia rasim. Čia yra daugiau aukščiai aviliai. Galima taip dėlioti ne vieną, ne 2, ne 5 aukštus į viršų. Apatiniai aukštai yra šeimynos. O to ant viršaus jau dedasi medui nešti rėmelių. Čia matosi pripykiuota. Bitutės mėgsta tarpus užpykiuoti. Pasižiūrėkite, galite matyti, kaip bitutės ritasi. Na va, ar matot motinėlę? Va. Daug didesnė už kitas bitutes. Praeitį savininkai nepažymėjo, tai mes bandysim kažkaip pažymėti. Turime medaus, turime perų, visko turime. Motinėlės irgi yra, nepažymėtos tik tai. Daugiau prie jų nelysime, nelabai patiko jam naujas šeimininkas, sakė, reikia šitam biškutį gelti. Bet nedaug, gal tik porą gavau. Tai šiandien daugiau ir nelysim. Gavom dovanų pradžiai. Buvau pas seną bitininką informacijos, tai pridėjo pirmą automobilį, visokių rėmelių ir kitų gerybių.
Gal atrodo ne taip išvaizdžiai, bet įsidezinfekuosim, išsivalysim, susitvarkysim ir pradžiai bus tikrai gerai. Augintiniai augintiniais, bet darbai patys nepasidarys. Radom dėžutę panašią į tas, kuriuose merginos laikydavo savo rūtų vainikėlius. Be daiktų randam daugybę įvairiausių vaistų, kurių prislėpta įvairiose namų pakampėse. Vaistai yra rusiški, dėl to nežinom, kam jie skirti, bet šie yra amoniakas. Taip pat matom yra želatina už 28 kapeikas. Be vaistų yra palikta labai daug atviručių ir laiškų, kaip kad ši. Aleliuja, sveiki sulaukę šventų Velykų. Birutė su šeima. 89 metų kovo 24 diena. Ramių ir šventų kalėdų, linksmų naujųjų metų. Beje, radom labai įdomią knygelę, praktiškai kaip mūsų naujoviškoji navigacija, tik kad viskas išrašyta popieriuje. Čia ne tik pavaizduoti visi Lietuvos keliai, bet ir surašyti atstumai tarp miestų. Nieko nematėt, niekam nesakykit. Nu va, tai viskas, ką išnešėm iš namo, iš tikrųjų pakankamai tvarkingai paliko, nedaug tų baldų, čia keletą sekcijų, lovų, skrinutė ir šiaip kažkokių smulkmenų visokių langų, antriniai langai, kėdės, nu žodžiu. Nu va, tvarkom, atrodo to galo kaip ir nėra. Nu, bet po biškį viskas kaip ir gražėja. Šiaip, žinot, žiūrim. Aišku, geriau negu mieste, bet minčių tai milijonas. Kai kur grindys papuvę, kai kur stogas leidžia.
Nu įdomu, kur mes čia įsivėlėm. Aišku, rankų tikrai nenuleidžiam, darbų dar laukia daugybė. Antrą aukštą pradėsim jau kitą dieną. Kitą savaitę panašu jau pagaliau atšils orai, tai vėl sužibs gamta, prie bičių daug darbo. O šiandien čia ir baigsim. Iki.